Bandėjai žudytis, Artūrai? Niekada. Kodėl taip klausi? O tai negaliu paklausti. Nu tai toks klausimas, taip iš oro toks, tau išplaukė. O jeigu aš pasakyčiau tau, kad esu bandžius nusižudyti, ar patikėtum? Patikėčiau. Kaip galvoji, kiek man buvo metų? 15. Iš kur žinai? Aš viską žinau apie tai. Na, tai iš kur apie mane žinai, tai dalyko, net tas protas. Žinau, aš tavo draugus pažįstu, mane viską papasako. Nu ką dar sakė? Jo, jiems ir sakys. Melagis tu, blėt. Kad Nu, tai sakė, Nu, kad papų susidėjai. čia tai atspėjai dėl to 15 metų. Neatspėjau, aš žinojau. Tai O iš tai kur- dėl ko tu bandėjai? Nu tai jeigu tu žinai, tai koks mano buvo bandymas, ką aš dariau savo, kad mirčiau. Nežinau. Nu tai va, tai tu net nežinai, kaip buvo. Nežinau, tu nepergyveni. Nežinau, aš nieko. Bet atspėjai amžių. Matai, aš protingas, tu štai atspėjai. Neprotingas, tiesiog atspėjai, blėt. Gerai pagalvojau ir atspėjau. Tai neatspėjau, Bet jo, man buvo 15 metų, kai bandžiau nusižudyti. Dėl berno tokio, ar kaip? Ne, žiauriau buvo. Labukas Erikas. Dėl tėvų ar draugų? Ne, matai, būtų lietuviai pas mus tauta, tautybė, žmonių tokia labiau palaikanti, aš papasakočiau savo istoriją, bet pas mus žmonės labiau yra smerkiantis ir visiems pokui, kad tu Bet bandytum. žinai, kiek žmonių nusižudo visi dėl tų bernų, dėl mergų, kiek nusižudo, blėt, kokia durniai, ne? Esmė tame, kad aš nepasakosiu istorijos, nes, nu, neverta man. Ingrida neverta man pasakoti. Aš jau seniai norėjau papasakoti su O tu Oriju. turi Discordą? Buvau susitikus, papasakojau tą istoriją, paskui paprašiau, kad neviešintum. O turi Discordą? Nes tiesiog supratau, kad, nu, mūsų tauta, aišku,